Silver Stars protų kovos. 8 dalyviai kovos įvairių tipų kvizuose dėl pagrindinio prizo – naujų krepšinio batelių, kuriuos įsteigė uždaroji akcinė bendrovė Pramoninės statybos kompanija. Protų kova sudarys 4 ketvirtfinaliai, 2 pusfinaliai ir didysis finalas. Na o dabar jūsų dėmesiui didysis finalas. Gerai, kaip matome, didįjį finalą pradedam su nesklandumais. Neilas Vitkauskas, antrasis finalo dalyvis, paprasčiausiai pramiegoja. Yra 9 ryto, filmavimas didžiojo finalo 9 ryte. Neilas nusprendė miegoti ir prarasti galimybę laimėti didįjį prizą. Kaip vertinate ar jau šį Neilo pasirinkimą? Nežinau. Tikrai prastas pasirinkimus aš. Matyt, norėjau, kad aš laimėčiau. Na taip, bet kaip sakoma, finalas negali būti be kovos, tai palaukiam dar Neilo 5 minutės ir jeigu Neilas netvyks, ieškosim naujo tau konkurento, varžovo. 5 minutes later. Na kągi, Neilas Vitkauskas nepasirodė didžiajame finale, paprasčiausiai miegas svarbiau nei garbė, orumas ir šlovė. Ne veltui ryto fanas, kaip sakoma, ir pradėkime. Mūsų naujas žmogus. Antrą šansą gauna Kipras Vanagas, kurį įveikė Neilas Vitkauskas būtent pusfinalyje. Ir paprasčiausiai Arijus nusprendė, kad tai būtų teisingiausia. Tai Kiprai, kaip jautiesi gavęs antrą šansą? Nu, netikėtai čia taip man gavau žinutę. Nu, sakau, tai gerai, atsikelsiu, prisijungsiu ir pakovosiu dėl tų 150 eurų. Vat, iš tikrųjų galvoju ne dėl pinigų, bet nesvarbu. Gerai. Gerai, Arijau, kaip jautiesi gavęs šį varžovą? Nežinau, gerai. Stengiuosi nugalėti. Gerai, jeigu pralaimėsiu, susitikęs praleisi vieną tokį vertaką? Tikrai taip. Gerai, tai kokios nuotaikos? Abiejų. Nu, ištrūkšnė. Išsimegojęs. Nu jo, 9 ryto vis tik, 9 ryto. Tai gerai, nieko nelaukdami galim pradėti didįjį finalą. Na kągi, didysis finalas Arijus prieš Kiprą. Ir pradėsim pradedam nuo mįslės. Gardus, saldus, lėkštėn nepadedamas. Kas? Čia reikia įvesti. Pusę minutės. Gardus, saldus, lėkštėn nepadedamas. Apie ką šnekam, saldus. Kas čia galbūt? Aš neįsivaizduoju. Nu, aš tipo įrašiau. 6 raidės. Kas čia galbūt? Eik, tu 5 įrašiau. Aš neatspėjau. Atsakymas yra miegas, saldus, gardus, lėkštė nepadedama. Čia Kiprai vyrą pasirinkai. Jo. Supratau. Nu kažką. Mama taip sako apie tėtį. Ne, nesako. O gal sako, aš gal negirdėjęs. Antrasis klausimas. Kuris iš šių metalų yra radioaktyvus? Geležis, molibdenas, volframas ar uranas? Arkė tai žino jaučiu. Nemanau. Iš veido matos, kad nežino. Ir uranas teisingas atsakymas. Matyt, žinojau. Protinguolis, chemija lygis. Da tokie nervus. Gerai. Trečiasis, kiek vienos rankinio komandos žaidėjų vienu metu būna aikštelėje? 5, 6, 7 ar 8. Vienos komandos vienu metu aikštelėje. Blogai bus pasirodęs. Žiūrit rankinį. Ne. Niekad nesat matę taip. Nežinau, iš tikrųjų. 7. 7. Gerai, 4 klausimas. Kaip vadinami viduramžiais Pirėnų pusiasalyje gyvenę musulmonai? Maoriai, maurai, mariai ar mulatai? Visi panašus. Aš žinau. Jo, visi šiam raidės. Maurai.
Nu, gal, o, Maurai Atspėjau. teisingas atsakymas. Mat, plungiai daug musulmonų tokių atkeliavo. Maura, ne Maura, plungė vara keurą. Va tako. Gerai, 5 klausimas. Biologija. Koks smegenų veiklos sutrikimas dar vadinamas nuomariu? Encefalitas, meningitas, epilepsija ar diabetas? Nežinau šitą. Epilepsija, o iš kur vyrai žinot? Nežinau. Spėjot abu. Spėjimas. kažkaip panašiai. Panašiai skamba? Ja, Ne, labai. neskamba. Taip, nežinau, ar spėjau, ar čia žinojau, nežinau, bet kažkaip pasispaudė ant geltonų. Buvai susapnavęs. Gal. Gerai, kuris iš šių Lenkijos miestų yra arčiausiai Lietuvos? Varšuva, Krokuva, Poznanė ar Lodzė? Varšuva. Varšuva arčiausiai, kiti ten ganėtinai daug nutoli. Gerai, 7. Kaip vadinamos senovinės rogės? Gonkelės, šlajos, drobynos ar uslanai? Nu, žemaičia. O gal čia ne žemaitiškai šiaip įsivaizduoju. Čia bus Arijus atsakęs, ne? Ai, Drobynos Bočius tai išmokė. Gal ir jo. Ir, kelis kartus ir sakęs. Mėgstat žiemą nuo Dažnai kalniukų drobynos su naudoji? šlajom. Nenorit nešnekėk. ai, čia abiejų klausti. Aš Taip. nelabai girdėjau. Gali Sakiau, ar mėgstat, ar mėgstate nuo kalniukų su šlajom žiemą? Seniau jos. Seniau jau dabar. Dabar ir kūnas nebeleidžia ir noras. Oi, senelis. Gerai. Tęsiam žaidimą. 8 klausimas. Kokia sporto šaka yra sudėtinė triatlono dalis? Dviračių lenktynės, jojimas, šaudimas ar fektavimasis? Triatlonas. Dar yra plaukimas ir bėgimas. Ir kas yra trečioji? Plaukimas ir bėgimas. Plaukimas, bėgimas ir Nespėjau. dviračių lenktynės. Būčiau Gerai, žinojęs, jau. jei būtum... Biškai per anksti paspaudžiau. Būtum anksčiau pasakęs, tas būčiau. Gerai, tiesiog. Tai neskubėk ir būsi pirmas. Gerai, dabar toks lengvas klausimėlis. Kuri iš šių pokerio kombinacijų yra stipriausia? O, čia Jie buvo prasideda. mano stilius. Eilė, spalva, 3 vienodos ar pilna troba? Pilna troba. Aš žinau. Eina pilna troba, spalva, eilė ir 3 vienodos. Galvau, pilna troba arba tas. Kągi. Ar jau? Būtent turi įdėti Plaukimas. klausimą. Aš ten pokerį kombinacijų nežinau. O čia tavo tema. Gerai, antra myslė, kas kyla aukštyn ir žemyn, bet lieka toje pačioje vietoje. Kyla aukštyn ir žemyn, bet lieka toje pačioje vietoje. Žinau, bet ką rašau. 7 raidės. O, 7 raidės? Taip. Nu tai tada blogai. Aš galvojau, kad Saulė. Ne. Tai saulė kyla aukštyn ir žemyn, bet neliek toj pačioj vietoj. Nu, bet teoriškai liek. Teoriškai neliek. Niekas tiesiog prašyti. Teoriškai liek, nes Žemė sukasgi aplink Saulę. Oi, aplink. Nu, karoči, supratai. Gerai, karoči, nesvarbu, teisingas atsakymas buvo laiptai. Norėjau rašyti vanduo. Ai, Na, laiptai niekur. Gerai, 11 klausimas. Jau čia krepšinis. Išvykę žaisti į NBA Pacers klubą Šarūnas Jasikevičius privalėjo atlikti naujoko pareigą padainuoti. Lietuvis 8000 sirgalių akivaizdoje užtraukė vieną lietuvišką dainą ir buvo palydėta švilpimu. Kokią dainą? 3 milijonai ant kalno mūrai, švieskim man vėl ar žemyn upę. Ką galėjo Šaras dainuoti? nu gal. Ant kalno mūrai,
joja lietuviai, visi kartu. Ant kalno Kalno mūrai. mūrai, joja lietuviai, ant kalno mūrai, joja lietuviai, joja lietuvaičiai, Lietuvaičiai neša vainikai. Vainikaitį, vainiką rūtų, vainiką rūtų. Arijus, veržys į priekį. Va toks finalas turi būti įtemptas. Taškas į tašką. Gerai, Arvydas Sabonis yra prisipažinęs, kad pats neparankiausias varžovas jam buvo galingas Šakilas Onylas. Saboniui tai pirminė kova su X. Su kuom? Su meška, spinta, liūto ar siena. Į ką Šakas panašus? Į spintą. Spintos nepastums, kaip sakoma. Sienos irgi nepastums. Koks ten ir posakis? Bahursinė siena. Ne, bahursinė siena gali pastumti. Gerai, 13. Kuriame koledže universitete prieš patenkant į NBA žaidė LeBron James? Juk Kentucky, Ohio ar jokiame nežaidė? You are my sunshine. Man pakibo, ai. Only sunshine. You make me happy when skies are gray. Jokiame nežaidė, tiesiai iš vidurinės mokyklos į NBA šovė LeBron James. Ar jūs, supratau, nepataikė? Ar jau 2 klausimai liko? Gerai, 14. Daugiausiai Eurolygos istorijoje kamuolių atkovojo Paulius Jankūnas 2010, kurie 2 dar aktyvūs krepšininkai patenka tarp 4 geriausių kovotojų dėl kamuolių. Kyle Hines ir Jan Vesely, Eddie Tavares ir Brian Dunston, Eddie Tavares ir Kyle Hines, ar Kyle Hines ir Brian Dunston. Pagalvojam, vyrai, kurie 2 aktyvūs vis dar žaidžia. Kyle Hines ir Jan Vesely. Nors. Ar jūs palūžęs, grįžtam į kadrą ar jau. Tai Paulius Jankūnas 210, Kyle Hines 1852, Felipe Reyesas 1799 ir Jan Vesely 1665. Kaip žodžiat krepšinio batelius gal? Nu dar neperšakęs griovę, nesakysiu po. Čia nebeįmanoma pavyti iš tikrųjų. Nebent 2 taškus pamenu. Gerai, ir 15 paskutinis klausimas. Surikiuokite Silver Stars protų kovų ketvirtfinalių eigą, viršuje 1, apačioje paskutinis. Kaip vyko? Pažiūrėsim, kiek įdėmiai žiūrėjot. Viršuje, kaip sakai? Viršuje 1. Paskui 2, 3 ir 4. Galvoju. Abu teisingai. 1 buvo Kipras prieš Gvidą, 2 Neilas prieš Jokūbą, 3 Matas prieš Mantą ir 4 Titas prieš Arijų. Ir žiūrim rezultatus, kas laimė didįjį prizą, kurį įsteigė uždaro akcinė bendrovė Pramoninės statybos kompanija. 2 vieta Arijus Bušma. Neviltis, kačiukas vaikšto pas Arijų. Ir 1 Kipras Vanagas. Na ką, Arijau, Katiną į kadrą prašyčiau. Ir pakomentuojam. Kas nutiko? Ant gal biški. Ranka praslėda, net ten paspaudžiat. Tai sakot, misklikas lėmė pralaimėjimą, taip? Taip. Ir kaip manai, ar prieš Neilą būtų buvę lengviau? Būtų lengviau man. Tai palinkėjimą Neilui Vitkauskui, kuris miega dar, vis dar. Anksčiau mėgoti. Gerai, ir čempionas, protų kovų čempionas, netikėtai grįžęs į žaidimą Kipras Vanagas. Koks jūsų žodis? Nežinau, biški taip. Atrodo, kad nesąžiningai laimėjau. Nes, Tikrai taip. Nes ne viską laimėjau. Tai nežinau, gal Arijui būtų palankesnis Neilas buvęs, bet ir kaip ir.
Gali Arijui atiduoti prizą paprasčiausiai. Galiu atiduoti, jeigu arba gali prie mačą eiti, jeigu nori. Ne, čia nebesvaikit, aš negalvosiu vėl klausimų. Tai galim kažkur. Šiandien gal pinigėlių biškį kokie duosi. Vienu žodžiu, bus taip. Laimėjo Kipras, jeigu Kipras nori pasiimti, pasiema, jeigu nenori, neima ir viskas. Bet Kipras bus paskelbtas nugalėtojai. O aš turiu čia pasakyti savo nuomonę, ar ką darysiu, ar galiu už kadro pasitarti. Tai dabar pasakyk, bet ką darysi už kadro, žmonės nesužinos. Kokius batelius išsirinkai? Neišsirinkau. Aš vakare vėlai sužinojau, kad dalyvausiu, išėjau mėgoti ruoštis. Galimai Bet dalyvausi. Galbūt Neilas atsikėlė dar, bet neatsikėlė. Nu, nežinau, manau, Arijui atiduosiu prizą. Wow. Neįtikėtina. Tokia. Bet Arijui 125, tai man 25 lieka. Taip. Arba gali tokį Arijų su 100 eurų batus krepšinio, tu už 50, nežinau, kroksus dar vienus kokius. Pasitarsiu. Iš man labai. Jūs galite beleką pirkti iš tikrųjų. Gerai. Tai vienu žodžiu. Sveikinam Kiprą Vanagą, protų kovų pirmojo sezono čempioną. Įrodė visiems heiteriams, kad yra ganėtinai protingas, nors ir klaipėdietis. Klaipėdskas žuvėdra. Sveikiname Kiprą ir, kaip sakoma, dėkui visiems, kas žiūrėjo šį pirmąjį sezoną. Ir palaikinkit, pakomentuokit, pasubscribinkit. Ir iki kitų metų, o gal ne, gal iš vis nieko nebebus. Taip kad viso gero.